Sveiki. Toliau šnekamės apie savikontrolę, apie geresnį savo kūno valdymą. Manau, dar prisimenate, ką kalbėjau apie raumenų valdymą, apie kvėpavimo valdymą, apie dėmesio valdymą. Dabar kalbėsime apie taip vadinamą progresyvinę relaksaciją, apie šių pratimų apibendrinimą ir sujungimą tarsi į vieną pratimų grupę. Progresyvinės relaksacijos esmę nusakyti labai paprasta. Padaryti gal kiek sunkiau, kaip ir kitus pratimus. Esmė tokia. Bandantis tobulintis joje įtempia vienas raumenų grupės, įtempia, kaip žinote, lėtai įkvėpdamas, nukreipęs dėmesį į tas raumenų grupės, o po to iškvėpdamas, staigiai iškvėpdamas, jas atpalaiduoja, dėmesį dar vis laiko nukreipęs į jas ir pastebi raumenų tonuso pokyčius ir pastebi šilumos ir sunkumo pojūčius juose. Šilumos ir sunkumo pojūčiai atsiranda paprastai savaime. Nereikia jokių didesnių pastangų, kad jie atsirastų. Ir tai daro su visų kūnu. Iš pradžių plaštakos, po to veido raumenys, po to kojų raumenys, pilvo raumenys, kaklo raumenys, pečių juostos raumenys. Taip tarsi pereinant per visą kūną. Aišku, mintyse. Nukreipiant dėmesį į atskiras kūno sritis, kol galiausiai visas kūnas tampa atpalaiduotas. Bet prieš tai buvo įtemptas. Įtampa, atpalaidavimas. Tokius pratimus reikėtų daryti gal keletą kartų per dieną, bet skirti jiems nedaug laiko. 3-5 minutės. Esmė ta, kad po kurio laiko jūs tiesiog išmoksite atsipalaiduoti bet kurioje vietoje. Būsite panašus į katę, kuris sugeba atsipalaiduoti bet kur. Ir miegoti tokiuose pozose, kurios mums atrodo keistos ir kartais nustebina. Taigi tarsi pasimokysite iš jos. Kad jums būtų lengviau atlikti šiuos pratimus, atlikite juos tam tikrų nuoseklumų. Iš pradžių įtempkite kairės rankos plaštakos raumenį, tai reiškia tiesiog ją sugniaužkite įkvėpdami, o iškvėpdami staigiai atpalaiduokite. Po to tai padarykite su kairė ranka, galbūt kylant ranka nuo plaštakos link peties, ne iš karto su visa ranka, gal ją suskirstant tarsi į 2 ar 3 dalis, kaip jums patogiau. Po to tą patį padarykite su dešinė ranka, sugniaužėte dešinės rankos raumenis, sugniaužėte dešinės rankos plaštaką, įkvėpdami ir iškvėpdami staigiai atsipalaiduojate. Tai keletą kartų padarote su visos rankos raumenimis, po to su veido raumenimis, pečių raumenimis, po to lygiai taip pat kairioji koja, dešinioji koja, galiausiai pilvo raumenis ir po to visas kūnas. Toks nuoseklumas paprastai yra patogiausias.